Labas rytas, laukia didelė diena šiandien. Lipsime į 6 km 88 metrų kalną. Pagaliau bandysime veikti savo pirmąjį 6 km kalną pavadinimu Huayana Potosi, kuris yra Bolivijos Andų kalnyne ir randasi visai netoli La Paz miesto, iš kurio šio kalno viršūnė 6088 metrų aukštyje galima matyti netgi iš miesto centro. Šis kalnas yra dažnai laikomas vienu lengvesnių 6 km kalnų, bet lipant į jį tikrai galima jausti tiek oro trūkumą, tiek ir riziką dėl ledyno plyšių ir didelio aukščio. Važiuojame iki gido agentūros, ten dar persidėsim daiktus, turbūt pažiūrėsim ir dar truputėlį papasakos, koks procesas bus. Tai mūsų atveš, pavalgom pietus tam, tada kokias 2-2,5 valandos eisim į aukštuminį kempą iki 5-2 km. Ten pasimalsim biškį, nakvosim ir tada kelsimės vėlai naktį ir pradėsim. Važiavam į parkingą, kur tiksliau nedavažiavam parkingo, nes vyksta vietiniai šokiai ir niekas nesiruošia pasitraukti. Tai taip užstrigę ir stovim mašinų kamštyje, kad patekti į vidų. Mūsų busiukas bordinis, šokiai. Kalnas. Pusvalandį gerą sugaišom. Pažiūrėjom šokius vietinius. Trauksim toliau. Varėm. Pirmą stopą. Visus daiktus nukraustom nuo stogo. Gražu labai. Wow. Geras. Gerų 2 minučių daugiau einam. Dar porą valandų. Bet gan greitas tempas. Nu jo, dabar į viršų reiks pumpuot. Nes tiek įvaizdžiai lengvesnius krepšius neša. Tai biškiai challenges. Erika neša mano kirvį ir mano miedmaišį. Aš nešu jos didelį miedmaišį ir striukę dar vieną. Maisto dar. Vandens. Nežinau, kažkas daug. Nors komfortabiliai. Jei kas klausia, kad alų nešiu. Iš karto atleist tada. Sakys, užskaitau tada. Tai jeigu kas eis taip, su tokiu duffel bagu nepatariu eiti. Pasiimti kuprinės normalias. Jau! Gero nenešt nieko. Tai sakau. Ten gal įlipsim ar ne? Dirbė atkarpėlė, labai slidų ledo daug. Reikia atsargiai lipt.
išvaras su savo tašį už savo didesnę, čia pavarys, man atrodo. Mūsų grupelė eina ten, jau netoli, link ledyno. Sniegas visur. Aš gerai atrodo. Ne? Bolivijos vėliava. Įkvėpta lietuviškų spalvų. Infrastruktūra paruošta kempe. Tūlikai, vanduo. Aukštis jaučiasi. Apie 5 turbūt jau. Wow, Visą geras lovas gavom. Šiaip gan tvarkinga, palyginus. Kaip būna. Susidedam daiktus ruošimas rytoj. Ko nereikia, didelį krepšį ir keliaus po lovą. Kažkur 2 valandų galbūt ir miegotais. Pavalgyti neturimės čia kažką daryti. Šiaip kerminsas toks nemažas. Kelsimės kokią 12 valandą. Gal spėsim pamiegoti iki kokias 5 valandas. Nes šiaip paukštis veikia, bet bent galvos neskauda šimnėje nėra taip blogai. Tai jeigu pavyks čia pamiegoti, tai manau pavyks viskas labai gerai. Jeigu nepavyks čia išsimiegoti, tada bus sunku. Nes šiaip sunku buvo lipti su tais visais daiktais, tai buvo... Bleh. Sniego daug visur aplink. Sėdim laukiam vakarienės, geriam arbatos dabar. Tai mūsų grupėje yra vienas Olandas, kuris jau 10 mėnesių čia taškosi po Pietų Ameriką. Gerai ispaniškai šneka ir gan greitas buvo, tai gerai varo. Ir porelė prancūzų, kurie irgi gerai varo. Ta panelė išlipusi yra į Mont Blancą praeitais ar užpraeitais metais, tai tokia biški, kur irgi palaipė. O rytoj tiesiai už to šito tualeto būdos. Varysime į viršūnę ten, atrodo čia jos dar nesimato, bet bus reikalų, bus žiauriai šalta. Prognozija rodo apie 3-5 km per valandą vėjus, man atrodo. Tai žiūrėsim, kaip bus. O, pelę pamačiau kalnų, einam, pažiūrėsim, ar surasim. Peliukas. Mūsų kempas, toks iš skardos sumuštas. Tai visi galvoja, kad žiauriai šalta naktį bus. Bet mes po 2 miedmaišius turim. Tai dėl to tiek ir montas yra, nes ėmėm miedmaišius šiltus iš jų, iš šitų gydų nuomom, ar jie jau net gal į kainą. Ir dar savo pasiėmėm, kurie nėra tokie šilti, bet kai 2 sumauni, tai bus tikrai gerai. Tai pavalgysim, drošim miegot ir skelsim vidurį nakties ir į viršų. Vamos! The wind outside. It's very hospitable. Sad. Kaip tau sekasi, Erik? Getting roped up. Nešalta dar, ne? No. Geriau aukščiau, šalčiau bus jaučiu. Ką? Nu, šalčiau po to bus jaučiu, bet kol kas normaliai. Užsimesim čiukasnis. Mūsų gydas. Tvarkas reikalus. Mes jau surišti. Surišim tėvais. Biškį, kitų palaukt. Galėtų tiek nestovėjant, biškį šalt. Žinai, tą savo krepšį sužinojo. Daug tai nufilmuot. Va, kur tu ten esi? O
Mūsų kitas pabėgo. Aha, vienus ant kalno paliko. Vidurį nakties. Bėgo. Šiaip žvaigždžių daug gražiai atrodo. Okay, sorry guys. No problem, no problem. Kaip gražu. Visus slėnis padėvisim. Kiti kalnai matosi. Pats lipimas tikrai paliko neišdildomus įspūdžius ir nors ir buvo sunku tas 5 valandas kopt, bet tikrai visam gyvenimui prisiminsim kaip didelį nuotykį. Tiek vaizdai nuo viršaus, tiek ir žmonės, kurie kartu lipo ir kurie dalyvavo visam tam nuotykyje. Tikrai viskas buvo super. Kadangi visą naktį lipdami nieko aplinkui praktiškai nematėm, matėm miesto šviesas iš tolumos, savo kolegų žygeivių žibintuvėlius, bet praktiškai matai kelis metrus prieš save ir tiesiog žygiuoji žingsnis po žingsnį į viršų. Bet leidžiantis žemyn, pasirodė visas kalno grožis, visi ledyno plyšiai, ledas, sniegas. Labai pasisakė su nuostabiu oru, tiek ir gidais gerais. Tai visa kelionė iš tikrųjų buvo superinė. Parvarėm į savo buveinę kalnų. Davės ribos mums, dabar daiktus turim greit susikrauti viską. Visus nuomatus, nenuomatus savo. Kokį valandą, pusantros vėl pjaut žemyn, iš kurio mus paims mašina ir parveš namo. Šiaip žiauriai geras buvo. Ir prabuvom didesniam aukštį, 3,5 kilo aukštį, ilgesnį laiką. Bet galiu pasakyti, nebuvo lengva. Laiką padarėm tokį koks vidutinis, tai taip ir įsiterpėm kiek reikia.